Šiandien stabilumas tapo iliuzija. Niekas nežino, kas bus rytoj. Todėl protingi žmonės kūrė planą B. Įsivaizduok, kad turi tarptautinį e-verslą. Be sandėlių, be siuntimų, be logistikos rūpesčių. Tavo parduotuvė produktai, kurių žmonėms reikia kasdien. Aukštos kokybės, ypač konkurencingomis kainomis, su realia paklausa. Pavyzdžiui, antibakterinis dantų šepetėlis su aukso dalelėmis kaina tik 1 euras. Dantų pastos didelis 200 gramų tubelis kaina tik 3,70 €. Ir pasta ne bet kokia, o kokybiška, korėjietiška, su propoliu ir žaliosios arbatos ekstraktu, bespalvė, o tai reiškia be kenksmingo priedo titano dioksido. Korėjietiškos lakštinės veido kaukės su hialurono rūgštimi iš švelnaus augalinio pluošto. Kaina vienos kaukės tik 1,20 €. Ir tai tik maža dalis asortimento. Papildomai funkcionalūs maisto papildai, kurių sudėtis remiasi moksliniais tyrimais, įskaitant publikacijas PubMed duomenų bazėje. Tie, kas supranta, žino, ką tai reiškia. O dabar svarbiausia dalis. Tu gali tapti tokio verslo dalimi jau šiandien. Be jokių investicijų, be jokių papildomų mokesčių, be jokios rizikos. Visa sistema jau sukurta ir veikia beveik jau visame pasaulyje. Tavo užduotis - tai, ką darai bet kuriame kitame versle - surasti klientą. Bet čia atsiranda dar viena galimybė - uždirbi ne tik nuo savo, bet ir nuo komandos apyvartų, be jokių apribojimų į gylį. Tai nėra greiti pinigai. Tai modelis tiems, kurie supranta, kas tai tikros pasyvios stabilios pajamos. Dabar klausimas tau labai paprastas. Ar norėtum turėti tokį planą B, kuris gali tapti planu A?